Šiandien diskutuojame apie valstybės perversmą Gvinėjoje, kuri priskiriama labiausiai korumpuotų Afrikos šalių grupei. Be to, Gvinėjos socialinė ir ekonominė padėtis yra nepavydėtina, žmonių gyvenimo sąlygos labai sunkios, trūksta pagrindinių maisto produktų, žmogaus teisės grubiai pažeidžiamos ir visa tai sukuria terpę palankią valdžios perėmimui neteisėtų būdų. Kita vertus, puikiai žinome, kad valdžios perėmimas karinio perversmo būdu Gvinėjoje yra tapęs tradicija. Parlamento rinkimai prieš 2 metus pasibaigus Nacionalinės asamblėjos kadencijai nebuvo surengti. Visa tai neabejotinai kelia tarptautinės bendruomenės susirūpinimą. Tokia situacija bet kurioje šalyje anksčiau ar vėliau baigėsi riaušėmis, nestabilumu, o dažnai ir kraujo praliejimu. Todėl aš visiškai pritariu mūsų svarstomai rezoliucijai, raginimams surengti parlamento ir prezidento rinkimus, laikantis tarptautinių standartų ir padedant Afrikos Sąjungai ir Vakarų Afrikos valstybių ekonominiai bendrijai. Be to, spaudos, žodžio ir susirinkimų laisvė turi būti užtikrinta dar prieš rinkimus, antraip rinkimai pavers rinkimų farsu. Ačiū.